kitko turi tą neįspręstą problemą pritaikymo. Ir štai buvo nuspręsta įrengti muziejų ir ten eksponuoti labai brangias monstrancijas ir kitus bažnytinius reikmenis. Aš manau, kad tai buvo tikrai blogas sprendimas. Todėl, kad prisiminkime, kiek buvo daug svarstoma, ginčijamėsi dėl katedros lobyno. Kur jį eksponuoti, kaip eksponuoti, kad nieko neatsitiktų, kad nepavogtų. O čia staiga patalpa, kuri pati nesaugiausia gaisrinių požiūrių. Čia tiesiog tie paraiškovai, kurie teikia paraiškas, norint gauti lėšas, jie kažkaip turi suktis, tą paskirtį pateisinti. Žodžiu, tos idėjos autoriai pirmiausia turėjo, jūsų nuomonė, aš suprantu, konsultuoti su mokslininkais, su profesionalais. Turbūt ne tas gaisro mygtukas, kurio kažkas nepaspaudė, yra pagrindinė priežastis. Nežinoma. Už kiekvienos nelaimės stovi 10 priežasčių. Atrodo, tikrai negalėjo, bet to žiūrėk atsitiko. Jeigu taip truputį, kad nebūtų mūsų kalba labai nuobodi, reiškia, ir, žinot, kultūros laida reikia kultūringai be abejo kalbėti, bet kultūringai tai nereiškia kažkokius apvalius kampus apeinant. Turiu patirties, žinau, kas tai yra užpylimas, kas tai yra didelis vanduo, ypatingai, kada yra freskos užpilamos. Tas pirmas įspūdis nebūna labai blogas. Vanduo visuomet randa kelią, kažkur tai nubėga, pėdose, apatinėse dalyse ar per plyšius ir neatrodo labai baisiai kurį laiką. Bet po kiek laiko ateina antroji banga. Skliautas įdrėksta, viršutinė dalis įdrėksta ir paskui tas viskas važiuoja žemyn. Ir tas, kas yra Tytuvėnuose dabar matoma, tai čia yra dar tik tai žiedeliai. O po to bus dar blogiau? Taip. Procesas blogės. Ir vienintelis kelias pagelbėti, žinoma, nešildymas iš apačios ir nešildytuvų ten paieškos, o reikia skliautą pirmiausia atpalaiduoti iš viršaus. Nukasti viską, kas ten yra pašalinio, kas yra šlapio, kas ten kaupia drėgmę. Visą tai reikėjo nukasti tiesiog jau kitą dieną. Jeigu nėra stogo, tai apie ką čia kalbėti, tada reiškia pirmą eilę stogas laikinas, apsauginis, jis turėjo būti, sakau, per keletą dienų pastatytas ir skliautai nuvalyti ir džiovinti reikia iš viršaus. Kitaip šitos bus pasiekmės neišvengiamas. Kiek aš supratau, ten vandens supilta daugiau negu reikia. Čia aš vieną dar momentą norėjau priminti sprendimą Valstybės kultūros paveldo komisijos. Jie atkreipė dėmesį, kad jeigu lėšos ateina į kultūros paveldo sritį, tai šitomis lėšomis turėtų disponuoti kultūros ministerija ir būti atsakinga. Dabar už tai atsakinga ūkio ministerija. Ir jei tas pritaikymas atrodo ūkiškas, kuris duoda kartais visai atvirkščius rezultatus, nepažindami galimybių šitos srities, perlenktami lazdą, privartaudami kultūros paveldą, jie pasiekė atvirkštinį rezultatą. Ir šiandien aš galiu pasakyti, kad kultūros paveldas iš jo norima daugiau negu jis gali duoti. Jis gali labai daug duoti, fantastiškai daug duoti. Ir čia buvo tikrai dykuma, kol netėjo šitos lėšos iš ES, tai dabar reikia gebėti pasinaudoti ir dar daugiau jų gauti. Ir taip visur yra, kitaip nieko nebus. Niekas savaime dilgėlės tik auga, o mes vis dar galvojam, kad užaugs pomidorai savaime. Atsisveikinu. Tai jinai tada tikrai iš pavasario gal tai